Pirmasis stipriausių senojo žemyno turnyro varžybas pradeda ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Namų Siemens arenoje jų varžovas svečiai iš Turkijos Stambulo Efes Pilsen. Nors Turkijos komandoje žaidžia daugybė žvaigždžių, tačiau kaip Vilniaus ekipos vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis yra teigęs, jį žavi toks komandos modelis kaip Vilniaus ekipa praėjusį sezoną, kur titulus laimi ne pinigų sumos, o žaidėjų charakteris ir noras. Vilniaus ekipa BBL ir LKL turnyruose šį sezoną žengia be pralaimėjimų. Abiejose frontuose sėkmingiausiai žaisti sekasi jaunajam ekipos legionieriui Milko Bielicai. Jaunasis serbas surenka po 18 taškų ir sugriebė po 6 atšokusius kamuolius per kiekvienas varžybas. Bojano Popovičiaus galimybėmis taip pat abejoti nereikia, nes jis į sostinės ekipą atvyko iš stipriausiai tituluojamos ACB lygos. Serbas atitinkamai per kiekvienas tiek BBL, tiek LKL varžybas surenka po 10 taškų, atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus ir perima po 3 kamuolius. Stambulo Efes Pilsen komandoje figūruoja pirmo ryškumo žvaigždės. Geriausiai komandoje prasidėjus sezonui atrodo amerikietis Charlesas Smithas. Per pirmasis sezono varžybas prie pergalės Turkijos lygoje prisidėjęs 16 taškų ir 2 atkovotais kamuoliais. Igoris Rakočevičius praėjusiame Eurolygos sezone atstovaudamas Vitorijos Tau Ceramika klubui buvo vienas rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Amerikietis Buci Thorntonas antrą sezoną gins Stambulo Efes Pilsen komandos garbę. Praėjus sezonas jam buvo gan sėkmingas, Eurolygos turnyre pelnydavo po 13 taškų per kiekvienas varžybas. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje X faktoriais turėtų būti snaiperiai. Justo Sienico sugebėjimais pataikyti iš toli jau įsitikinome per varžybas Maskvoje. Martynas Gecevičius, kuris įgauna vis daugiau pasitikėjimo ir žaidybinio laiko iš vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio, per BBL ir LKL turnyrus jaunasis gynėjas atakuoja dažniausiai iš toli. Nors Martyno Gecevičiaus statistikos šiuose turnyruose atrodo puikiai, Eurolyga visai kito lygio varžyba. Efes Pilsen komandos žaidėjams Eurolygos lygio varžybos yra gerai pažįstamas jausmas. To pasigirti gali tikrai ne visi Vilniaus komandos žaidėjai. Varžybos vyks ketvirtadienį 19:45 Vilniaus Siemens arenoje.